Labas rytas visiems susirinkusiems. Labai smagu, kad taip gausiai renkasi mūsų saugos seminarų dalyviai. Atrodo visai nestipriai paskelbėm visai prieš savaitę ir užsiregistravo greitai 150 žmonių ir vis dar matėm registracijas auga. Tai labai svarbu, kad ir džiaugiamės, kad tai yra itin svarbu ir aktualu jums. Pasirūpinti savo pramonės įrengimų sauga, suprasti, kaip tai veikia, ir galų gale nuo to ir gamykla saugesnė, ir žmonės sveikesni, ir naktį miegot ramiau. Tai šiandieną Tomas nusprendė pasidalinti tokiais per savo ilgą praktiką, kasdien dirbant su pramonės įrengimų sauga, dažniausiai neišpildomų saugos reikalavimus. Ką dažniausiai pražiūri? Kartais atrodo visiškai akivaizdžios spragos tam, kuris turi tos tokius pramonės įrengimų saugos akinius, tą prizmę, per kurią gali matyti, bet dažnai jie pražiūrimi. Tai, kad jums padėti, kad išgaudytų tokius dažniausiai pasitaikančius dalykus, Tomas padės. Visas seminaras atrodys taip. 45 minutės bus Tomo pranešimas. Lygiai taip pat jūs matote viršui pas save, galite pamatyti klausimų atsakymų mygtuką. Galite užduoti klausimus tiek seminaro metu, tiek parašyti įvairius komentarus. Mes jos matom, aš būsiu šio webinaro moderatorius ir turėsime po seminaro klausimų atsakymų sesiją ir mes tos klausimus įgarsinsim ir Tomas juos čia ir dabar atsakys. Nes jeigu ir nespėsit kažkurio klausimo gauti atsakymo, mes vis tiek jums visiems susiregistravusiems atsiųsim įrašą ir tenais lygiai taip pat pridėsim tada neatsakytus klausimus, kad tikrai viskas būtų atsakyta. Tai drąsiai dalyvaukit, užduokit klausimus, klausykitės, domėkitės. Na ir galų gale mes pabaigoje taip pat papasakosim, ką reikėtų daryti, kad pačiam suprasti ir ką toliau, kokie sekantys žingsniai, kad pačiam suprasti, kaip tą saugą puikiai ir gerai savo įmonę išmanyti ir daryti gamyklą saugesnės. Tai be tolimesnių pristatymų, Tomai, sveikas. Papasakok mums apie tos dažniausiai neišpildomus saugos reikalavimus. Taigi labas rytas, labą dieną visiems, kurie prisijungėte gyvai ir visiems, kurie žiūrite įrašą. Jeigu jūs pasirinkote šį nuosavų penktadienį praleisti prie šio pristatymo, reiškia, tema iš tikrųjų svarbi. Esu Tomas Išmanovas, jau 7-8 metus aktyviai dirbu prie pramonės įrengimų saugos sprendimų ir per šios metus yra pasitaikę daug visokių situacijų, daug visokių niuansų. Jeigu jau dalyvaujate praeituose mūsų rimtuose webinaruose, taip pat pasidalinau tiek dalykais, kurie pasitaiko pačių žmonių sampratoje, tiek visos saugos supratime. Tačiau norėjau šį kartą daugiau pakalbėti apie tai, kas praleidžiama, kas kaip ir galbūt kartais būna suvokiama, tačiau nėra iki galo žinoma, kaip galbūt tai padaryti, arba tiesiog nėra tam išugdyto įpročio tą daryti. Visų pirma, pagalvojau, kad reikėtų pasižiūrėti, kokia yra statistika apie nelaimingus atsitikimus. Tai paprasčiausiai VDI puslapyje prisijungęs pažiūrėjau apie sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus per pastaruosius 3 metus. Nuo 2020, 2021, 2022, 2023 metų statistika yra daugiau mažiau panaši. Vidutiniškai apie 10 sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų susijusių tik tai su apdirbamąja pramonė. Ir skaičius sąlyginai, kaip ir galbūt nedidelis, tačiau net ir viena mirtis atrodo irgi yra per daug. Ir neretu atveju tų dalykų buvo galima išvengti. Čia jau nekalbant apie lengvus nelaimingus atsitikimus. Ir kad ir kaip bebūtų, sauga patys esame pastebėję, kad tas požiūris į ją, visas noras užtikrinti, kad darbo vieta būtų saugi, tikrai gerėja, tikrai kyla, tačiau vis dar pasitaiko tokių problemų, kurių išspręsti nepavyksta arba jos būna pamirštamos. Taigi šio webinaro metu temų bus kelios,
tačiau kiekviena tema turėtų turbūt arba galėtų bent jau gerą pusdienį arba net visą dieną jai išplėtoti, apie ją papasakoti ir tam tikrai mes laiko neturime. Dėl to aš noriu pro tas temas prabėgti trumpai, greitai. Na ir kad bent jau pačius esminius dalykus suprastumėte, ką noriu pasakyti ir galbūt susimąstytumėte, ar tikrai pas save įmonėje arba diegiant sprendimus viskas būna užtikrinta. Ir be abejo, pats pirmas dalykas, nuo ko noriu pradėti, tai yra rizikos vertinimas. Iš principo, rizikos vertinimas yra sisteminis rizikų ir grėsmių identifikavimo procesas. Ir kai kalbam apie rizikos vertinimą, iškyla klausimas, ar jis yra privalomas. Taigi, rizikos vertinimas, tikriausiai jau supratote, kad įgalioja arba bent jau padeda suprasti, kad darbdavys užtikrina saugią darbo vietą. Tiesiog padaryti saugią darbo vietą, dar reikėtų ją ir įrodyti. Tai atsitikus nelaimingam atsitikimui, darbo inspektoriai turėtų atlikti inspekciją, atlikti vertinimą, ar darbo vieta buvo užtikrinta saugi ir kokie tai buvo įrodymai. Jeigu nežinai, kokios buvo grėsmės ir nežinai, kaip jas pašalinti, tai kaip gali tinkamai pritaikyti tas saugos priemonės, kurios galbūt yra reikalingos. Pats rizikos vertinimo procesas yra paskirstytas į gal ganėtinai tokį paprastą algoritmą iš pirmos pažiūros atrodantį. Tai pirma, reikėtų nustatyti grėsmes, tada jas įsivertinti, arba labai geras išreiškimas yra įskaitlinti. Vienas dalykas yra žinoti, kad grėsmė yra, kitas dalykas žinoti, koks jos yra pavojingumo lygis. Kam to reikia? To reikia, kad nusistatytumėte prioritetus. Nuo ko pradėti? Jeigu pradžioje nebuvo rizikos sumažintos, o jūs jas mažinti jau esamiems įrengimams, tų problemų gali būti nemažai. Tad išskirti prioritetą, sužinoti arba suprasti, nuo ko pradėti ir nuo ko pradėti mažinti tas rizikas, turbūt vienas dalykas svarbesnių, kadangi viską apriepti yra sudėtinga. Vienas dalykas nurodyti, kas negerai su pačiu įrengimu, tai yra kokios rizikos elektrinės, mechaninės rizikos, tačiau visai kitas dalykas, kai jas reikia išskirstyti ir nuo ko tai pradėti. Taigi, kai įskaitlinate savo rizikos vertinimą, kaip visą tai turėtų atrodyti. Šita lentelė, galbūt jau teko ją matyti anksčiau, tai yra rizikos įvertinimo skaičiavimo lentelė. Šitie pasirinkti šitos reikšmės, jos gali būti tokios, kokios jūs norite. Nėra kažkokio labai ypatingai svarbaus arba vien nustatyto dalyko, pagal kurį vertinami tie kriterijai, tačiau reikėtų žinoti, kad galimos žalos laipsnis, pavojingo įvykio tikimybės pasirodymas, galimybė išvengti, taip pat prieinamumo dažnumas yra tie dalykai, kuriuos įsivertinti reikia. O kokia skaitinė reikšmė juos pavadinsite, tai gali būti net ir jūsų vidaus reikalas su juos susikurti. Tai pavyzdys, kurį naudoja Pils. Mes jų pagalba šitą pavyzdį taip pat naudojame, padedant vertinti ir rizikas ir mūsų klientams, arba kai jie paprašo bent jau kaip tai padaryti. Labai aišku pasidaro, kokia rizika ir koks jos po grėsmės lygis. Galų gale, pagal pavyzdį, kurį čia matote, sakykime, yra CNC staklės, reikia įsivertinti, kokios yra grėsmės, kaip jos atrodytų. Ir suskaičiavus DPH, patį visą skaičių, HRN tai yra angliškas išsireiškimas, tačiau grėsmės įvertinimas yra rezultatas,
paprasčiausiai dauginti visus tuos prieš tai buvusius komponentus. Tai yra koksai galimos žalos laipsnis, kokia įvykio tikimybė, kaip galima išvengti ir koksai dažnis. Visus šios skaičius ir šitas reikšmės susidauginus ir įsivertinus, gaunate kažkokį tai skaičių, kaip šiuo atveju prie šio įrenginio 450. Iš šios lentelės žemiau galite matyti, kokio reikšmingumo yra rizika. Ar tai yra didelė, ar vidutinė, ar visai nereikšminga. Pagal šitą skaičiuką jums patogu vėliau prisitaikyti prioritetus ir pradėti riziką mažinti. Ką reiškia riziką mažinti? Tikriausiai taip pat esate girdėję apie tokį dalyką kaip mažinimo svarbumas. Tai reiškia, pats svarbiausias arba pats efektyviausias rizikos mažinimo procesas yra riziką pašalinti visiškai. Yra skirtingai galima išskirti dalykus, tai kai įrengimas yra kuriamas iš naujo arba kuriamas nuo pradžių ir kai reikia prižiūrėti esančius įrengimus jau veikiančius galbūt net keliasdešimt metų, tačiau juos reikia padaryti saugesniais, nes jau pagal šių laikų tendencijas jie nebetitinka tų pačių reikalavimų, kaip galbūt buvo prieš tuos metus. Taigi pašalinimas arba rizikos pakeitimas yra pats efektyviausias, pats veiksmingiausias rizikos mažinimo procesas. Viskas vyksta, kaip ir sakiau, projektavimo metu, brėžiniuose ir ten taip pat reikia nepamiršti, kad jau nuo čia reikia jį atlikti. Vėliau, jeigu visiškai rizikų pašalinti nepavyksta, diegiami inžineriniai sprendimai. Tai yra kažkokie tai elektroniniai, mechaniniai saugos komponentai, kurie gali padėti sumažinti riziką iki tiek, kad tai grėsmės pasirodymo scenarijus būtų kuo mažiau įtikimas ar galimas. Na ir pats paprasčiausias arba paskutinis žingsnis tai yra vadybos sprendimai arba papildomos priemonės. Tai tiek apsauginės priemonės kaip darbo drabužiai, pirštinės šalmai, vadybos priemonės, tai kaip mokymai ir visi tokie panašus dalykai. Šiuo paskutiniu žingsniu nepasitikėčiau iki galo, kadangi vis tiek išlieka faktorius kaip žmogaus nesusikaupimas arba kažkokių nenumatytų variantų pasirodymus. Tad šie paskutiniai yra tiesiog priedas. Įspėjamieji ženklai nėra rizikos mažinimas efektyviausias. Jis yra tik kaip priedas prie esamo rizikos mažinimo būdo. Ką noriu labai pabrėžti ir kas yra dažnai praleidžiama ir pamirštama, kad rizikos vertinimas atliekamas viso įrengimo gyvavimo ciklo metu. Jeigu kurti įrengimą, pirmas rizikos vertinimas atliekamas jį projektuojant, vėliau jį įdiegus ir paskui periodiškai taip pat reikėtų šitą rizikos vertinimą atlikti, kadangi dėvisi detalės, keičiasi aplinka, kad ir kokios tai bebūtų priežastys, tačiau rizikos vertinimą atlikti reikėtų periodiškai susidaryti veiksmų planą ir tą periodiškumą nusistatyti patiems. Galima kartą per metus, per 2, per 5, priklausomai nuo to, kaip įrengimas naudojamas, kas keičiasi ir taip išlaikyti saugumą prie to pačio darbo vietos. Kitas svarbus dalykas, apie kurį noriu pašnekėti, tačiau yra dažnai pamirštamas, yra sustojimo matavimo laikas. Šis dalykas dažnai yra nepritaikomas, dažnai yra naudojamas tik tais nuogirdomis, todėl norėjau šiek tiek plačiau pašnekėti visų pirma, kas tai yra. Sustojimo laiko analizė ir mokslinis matavimas, noriu pabrėžti mokslinis matavimas tarp stop funkcijos įgalinimo ir visiško įrengimo judančios dalies sustojimo. Taigi, ką tai reiškia? Aš jau pažymėjau, kad tai yra mokslinis matavimas. Reiškia, jeigu iliustracijoje parodytas chronometras, taip sustabdyti, toks matavimas yra netinkamas. Kodėl iš viso to reikia? Juk sustojimo laikas galima iš akies primatuoti ir maždaug kaip įrengimas sustoja, taip ir turėtų būti gerai. Stop laiko matavimas yra reikalingas, kai naudojate neatskiriančiąsias saugos priemonės. Tai yra saugos užuolaidos, saugos kilimėliai, saugos radarai, visi tokie nemechaniškai atskiriantys saugos komponentai
jiems įvertinti, kokiu atstumu turėtų būti pastatyti nuo pavojingos zonos, reikia įvertinti sustojimo laiką. Kaip ir minėjau, akies testas pats dažniausias vertinimas, kuris yra atliekamas, tačiau jis nėra galbūt kiekvieną kartą ir pat geriausias sprendimas. Be abejo, nereikia pamiršti, kad jeigu įrengimas yra naujas arba naujesnis, arba jis turi išsame techninę specifikaciją, sustojimo laiką galima ir rekomenduotina naudoti iš įrengimo gamintojo, kuris jį pateikia. Jeigu, tarkime, yra manipuliatoriaus ranka, jo visiško sustojimo laikas dažniausiai bus specifikacijose ir tai galite drąsiai naudoti kaip savo rekomendaciją. Ką daryti su tais įrengimais, kurie yra seni, kurių be abejo parametrų tokių nėra ir kuriuos reikėtų žinoti, kurių laikus žinoti reikėtų atskirai. Yra naudojami keli būdai. Vienas būdas yra galima naudoti trečiųjų šalių siūlomus sustojimo laiko matavimo sprendimus. Tai yra atskiri kaip aparatai, sakyčiau, kurie matuoja laiką nuo to, kada paspaudėte stop mygtuką ir kada įrengimas atėjo iki visiško sustojimo. Tai yra mokslinis taip pat tyrimas, tačiau jis yra pats patikimiausias. Turbūt realiausias, nes su įranga ir specialistu atvykti į tą vietą gali būti tai galbūt kartais nepatogu, užima daug laiko, reikia stabdyti gamybą, reikia atlikti daug testavimų, tai gali būti ne visai patogu. Mano rekomendacija galbūt toks paprastesnis būdas tai atlikti, tai yra matavimas su aukštos raiškos kamera. Be abejo, reikia nepamiršti, kad reikia atlikti 10 matavimų. Kodėl reikia atlikti 10? Nes iš tų 10 matavimų laiko tarpai gali skirtis. Tai naudojate matavimams patį didžiausią išmatuotą sustojimo laiką. Ir atlikus tos matavimus su kamera, kada nuo to laiko, kada paspaudėte ir kada sustojo, be abejo, tai yra taip pat ganėtinai toks ilgas procesas, kadangi reikia kadras po kadro matuoti, koks buvo tikslus sustojimo laikas. Ir galų gale po 10 tų matavimų gaunate laiko reikšmę. Kur ta laiko reikšmė naudojama? Standarte ISO 13855 yra išvardinti visos formulės, labai daug formulių, kurios turėtų būti naudojamas įvairiems saugos komponentams, vertinant, kaip jas įdiegti. Matote apačioje formulę S lygu K kart T plus C, kur K yra kūno arba galūnės judėjimo greitis. C yra komponentas arba parametras, kuris yra duotas pačiam standarte. Tai jeigu, sakykime, saugos užuolaidom atveju, tai D, C suskaičiuojamas priklausomai nuo rezoliucijos saugos užuolaidų rezoliucijos. Ir tai būtent yra laikas, kai sustoja įrengimas plus visos saugos sistemos bendras sustojimo laikas. Įsivertinus taip, žinote, kokiu atstumu reikėtų pastatyti saugos užuolaidą. Ir kaip ir minėjau, iš akies testo kartais tikrai pavyksta nuspėti. Galbūt netgi užuolaidos yra toliau negu vertėtų, tačiau toliau nėra blogai. Bet jeigu tokiu atveju pažeidus saugos užuolaidas, operatorius gali dar prieiti prie veikiančio įrengimo, prie judančio įrengimo, užuolaidos buvo pastatytos neteisingai. Ar kilimėliai, ar radarai. Ypač galbūt netgi norėčiau pabrėžti su saugos skaneriais, tokios yra problemos neretos, kadangi saugos skaneriai būna naudojami tam, kad aplinkui besisukantį manipuliatorių nereikėtų naudoti saugos tvorų. O pats sustojimo laikas būna pražiūrimas ir kai manipuliatorius turi griebtuve kažkokį tai sunkų objektą, tas sustojimo laikas dar gali keistis. Dėl to reikia būti labai atidiems, skaičiuojant, kokiu spinduliu, kokiu perimetru reikėtų tuos saugos atstumus išlaikyti. Na ir galų gale, jau kai įsivertinate, įsidiegiate,
šitas atstumas jau bus tinkamas žmogui kirtų saugos užuolaidas arba kirtų saugos skanerį, įrengimas iki galo sustos tinkamu laiku. Ką galima daryti, ypač norėčiau pabrėžti apie saugos užuolaidas, nes labai dažnas dalykas yra, kad nėra vietos. Tai kaip ir minėjau, formulėje yra toks dalykas kaip rezoliucija. Yra 3 skirtingos užuolaidų rezoliucijos, yra kūno tipo, rankų tipo ir pirštų tipo. Nuo tos rezoliucijos galima sumažinti atstumą iki pavojingo įrengimo. Vienas dalykas naudoti kūno apsaugai skirtos užuolaidas, atstumas bus vienoks, o jeigu jau nėra kito pasirinkimo, kaip tik tais artinti užuolaidas, kadangi nėra daugiau vietos, tai pasirinkus rankos arba piršto rezoliucijos užuolaidas, jas galima pastatyti šiek tiek arčiau. Be abejo, visą tai turite išanalizuoti, turite suskaičiuoti. Jeigu tiesa galvojate, kad tai gali užimti daug laiko, prašykite man, prašau, vėliau, aš su jumis pasidalinsiu Fils nemokamą skaičiuoklę, nesustojimo, tačiau užuolaidų pastatymo laiko skaičiuoklę, pastatymo atstumo skaičiuoklę. Online labai patogi, tai manau, kad gali būti neblogas įrankis, norint ją pasinaudoti ir įsivertinti tos atstumus. Kita tema yra neteisingai naudojami mechaniniai jungikliai. Dar kartą noriu priminti, kadangi temų yra nemažai ir apie jas galima kalbėti labai ilgai, stengsiuosi ilgai neužtrukti, tačiau kiek įmanoma paprašiau apie tai visą papasakoti. Ką reiškia mechaniniai jungikliai, kurie neteisingai yra naudojami? Yra du scenarijai, yra scenarijus A, scenarijus B. A scenarijum durys yra uždarytos, kontaktai taip pat užverti ir atidaromos durys. Kas atsitinka? Kontaktas yra pakeliamas, nutraukiamas ir saugos grandinė suveikia, reiškia, reikia išjungti įrengimą. B scenarijumi taip pat uždarytos durys ir kontaktai uždarim. Tačiau, kai durys atidarytos, kontaktas yra nuspaudžiamas mechaniniu būdu ir taip saugos grandinė suveikia. Skirtumas yra tas, kad labai dažnai šitas pasitaiko neteisingas scenarijus, esu ne kartą matęs tokių ir panašių dar manipuliacijos sprendimų, kad A scenarijumi šitas saugos kontaktas yra tiesiog arba gali būti, arba yra užklijuojamas lipnia juostele. Taip durys gali slankioti laisvai, o saugos užraktas arba saugos jungiklis yra tiesiog paslėpiamas. B scenarijaus atveju to padaryti jau nebeišeina. Na, jeigu ir uždarysi saugos kontaktą, saugos jungiklį, tai durys vis tiek bus uždarytos, ar ne? Na, įrengimas vis tiek bus neveikiantis. Tai yra, atveju yra vadinama lengva manipuliacija. Ir girdėsite ir vėliau, tai yra toks reiškimas, kaip gerai patikrinti principą. Ir šis gerai patikrintas principas vadinasi tiesioginis kontaktas, tiesioginis montavimo kontaktas, kuriuos ir reikėtų išlaikyti visos saugos grandinės atveju. Patys saugos komponentai yra naudojami arba yra skirstomi į 4 komponentus, į 4 tipus. Tai yra koduotas, nekoduotas, arba mechaninis, arba magnetinis. Nuo to tipo priklauso, kokia apsauga yra reikalinga ir kokį galite pasiekti maksimalų saugos lygį. Labai svarbus yra šitas ženkliukas, kurį matote ekrano kairiame šone, tai yra tiesioginio kontakto ženklas. Tai reiškia, jeigu matote tokį kontaktą arba tokį ženkliuką ant saugos komponento, žinote, kad tiek elektrinė dalis, tiek mechaninė dalis gali būti naudojama tik tais tiesioginio kontakto metu. Aišku, mechaninę dalį reikėtų patiems suprasti, kad reikia sumontuoti deramoje vietoje, tačiau net ir mechaniniai kontaktai, kurie dažniausiai yra normaliai uždari, neleis manipuliuoti saugos komponentais.
Po truputį einame link saugos kategorijų. Iš pradžių yra, jau girdėjote įsireiškimą, gerai patikrintas principas, jis veda prie saugos kategorijų arba architektūrų. Tai ypač plati tema, apie kurią kalbėti galima turbūt dar daugiau ir jinai yra ganėtinai sudėtinga, tad noriu tiesiog paaiškinti trumpai, kas yra, kodėl reikia apie tai pagalvoti. Taigi, saugos architektūra tai yra būtent išsireiškimas, kuris sako, kaip buvo sujungta saugos grandinė. Ir pagal tai, kaip jinai buvo sujungta, galima išskirti kelis dalykus. Tai visų pirma, tai yra jos patikimumas, alegorija į namelius, kuriuos statė paršelį. Tai reiškia, pati paprasčiausia grandinė, tai yra šiaudinis namas. Jisai yra nuo lietaus apsaugo ir galbūt permiegoti yra kur, tačiau nuo didelių problemų jis dažniausiai turbūt nieko nepadės. Ir kuo patikimesnė grandinė, tuo tvirtesnis yra namelis. Taip lygiai ir su kategorija. Šis terminas yra senas dar iš N954 standarto, tačiau vis dar naudojamas. 23 metais buvo atnaujintas 849 standartas. Na ir tenais taip pat tos kategorijos jos vis dar išlieka, tai yra vis dar svarbi dalis ir jos skirstoma į šias 5. B1, 2, 3, 4. Kad lengviau būtų galima suprasti, kas vis dėlto tai yra tos kategorijos, aš norėjau jas palyginti su šiek tiek paprastesniu, jums labiau suprantamu dalyku, kaip lėktuvas. Kad būtų galima suprasti, kaip saugos grandinės ir lėktuvai gali būti panašus, pabandykime pasižiūrėti, kokios tai alegorijos. Taigi, pradėkime nuo valdymo kategoriją B. Tai yra pati paprasčiausia. Yra vienas variklis, lėktuvas turi vieną variklį, komponentai yra sudėti paprasti, patys pigiausiai ir viena klaida lemia, kad lėktuvas tampa nebevaldomas ir gali pradėti kristi. Tai yra pati paprasčiausia, pati elementariausia saugos grandinė. Toliau yra kategorija 1. Šioje kategorijoje vėlgi variklis yra tik tais vienas, viena klaida lemia į saugos funkcijos praradimą, tačiau čia jau naudojami gerai išbandyti komponentai ir principai. Jeigu prisimenat, apie principus jau kalbėjom, o kas reiškia gerai išbandyti komponentai, tai taip pat komponentai, kurių gamintojai jau užtikrina, kad jie turi ilgesnį gyvavimo laiką, turi atitinkamus savo parametrus, kurie buvo išbandyti ir panašus dalykai, ir reiškia, jau komponentai yra patikimesni. Bet tiesiog tikimybė, kad tie komponentai kažkurio momentu nesuges, yra mažesnė. Gerai, jau lėktuvas yra patikimesnis. Pereiname prie antrosios kategorijos. Taip pat, viską turi ką ir pirmosios kategorijos lėktuvas, tačiau antroji kategorija atsiranda testavimo funkcija. Ir ta testavimo funkcija reiškia, kad periodiškai patikrinama, ar tie komponentai veikia. Tačiau antros kategorijos metu tarp testavimų, tarp tų periodinių testavimų gali atsirasti klaida, kuri liks nepastebėta. Jos atsiradimas gali lemti tai, kad vėl lėktuvas gali nebeveikti. Bet jau yra patikimesnė, nes šiokia tokia testavimo funkcija yra ir jinai gali atrasti kažkokią klaidą. Einame prie dar patikimesnės kategorijos. Pereiname prie trečiosios kategorijos, kur yra 2 varikliai. Jau stebėjimas funkcijos yra nuolatinis. Jau pastoviai stebima, ar komponentai veikia. Ir viena klaida nelemia kažkokios tai tragedijos. Tai reiškia, sugedus vienam varikliui, lėktuvas skraido toliau, jis gali nusileisti saugiai, kad galima būtų sutaisyti problemą. Na, o ketvirtoji kategorija jau yra 2 pilotai, yra 4 varikliai, jau viskas yra stebima, viskas matoma. Ir netgi susirinkus arba susiakumuliavus kelioms klaidoms, lėktuvas vis tiek gali išlaikyti savo funkciją ir saugiai nusileisti. Tiesa, noriu dar pasakyti apie gerai išbandytus principus bei komponentus. Standarte 13849 antroje dalyje galite pamatyti, kas yra gerai išbandyti principai. Nes pavyzdžiui, saugos grandinėms gerai išbandytas principas yra naudoti stipresnį kontaktorių, negu yra variklis. Jeigu variklis yra, sakykime, 10 vatų galios,
galios, tada reikėtų galbūt kontaktorių naudoti stipresnį, ne 10, o 12-15 kW. Tai yra taip pat geros praktikos principai ir jie yra išvardinti būtent 13849 antros dalies priede, su kuriais susipažinti turbūt vertėtų, bent jau bandant diegiant arba darant kažkokius naujus sprendimus. Taigi tos kategorijos, kaip ir matote su lėktuvais, pirma kategorija, kaip ir sakiau, B kategorija yra pati paprasčiausia, kitoj kategorijų dubliavimas skirtingų komponentų, taip pat klaidų kaupimasis jau yra pastebimas, jisai nelemia saugos sistemos praradimų. Dar ką noriu pažymėti, yra pakankamai didelė plati tema, tačiau norėjau tik, kad jūs suprastumėte, kodėl yra svarbu, kad ta kategorija būtų pasirinkta aukštesnė pagal jūsų pritaikymą. Galbūt, aišku, ten yra paprasta saugos zona ir užteks paprastos saugos kategorijos, tačiau kuo pavojingesnė zona, tuo patikimumas grandinės turi būti didesnis. Labai dažnai pasitaikantis dalykas yra nuoseklus jungimas. Turite kelias saugos duris ir jas norite valdyti, užtenka valdyti, sakykime, su viena saugos relė. Tai yra pats turbūt dažniausiai pasitaikantis procesas ir ne visą laiką lengva paaiškinti, kodėl šis procesas kartais būna ne visai teisingai išpildytas. Viskas labai priklauso nuo to, kokia rizika yra už tų saugos durų. Taigi scenarius yra toksai. Yra 3 saugos duris ir vienos saugos relė visoms 3 durim stebėti. Kanalai yra 2, reiškia, kol kas atrodo, galbūt kategorija yra 3, galbūt netgi 4 kategorijos, reikia pasižiūrėti, nueinam toliau. Kas atsitinka? Atsiranda trumpas jungimas tarp normaliai uždarų kontaktų. Nors ir komponentai buvo patikimi, viskas sujungta 2 kanalais, atrodo, kad ir vedam link patikimos saugos grandinės, tačiau vienu metu susijungia kontaktai ir šita klaida tampa nepastebima. Įrengimas veikia toliau. Pirmos duris atsidaro, tačiau kontaktai suveikia nevienodai. Reiškia, vienas kanalas atrodo, kad atidarytas, kitas atrodo, kad uždarytas. Saugos relė šitus nevienodumus pastebi, juos pamato ir sustabdo įrengimą. Paleisti iš naujo taip pat neišeina, kadangi kontaktai suveikia nevienodai, dėl to reikėtų pašalinti šitą klaidą. Klaida buvo pastebėta. Pašalinti ją reikėtų, tik tada bus galima vėl paleisti iš naujo. Bet atidaromos trečios durelės, atidaromos kraštinės dešinėje pusėje esančios duris. Kadangi sulipę kontaktai buvo prieš tas duris, dabar matosi, kad saugos relė pastebi, kad lygtais seka jau yra tvarkinga. Abudu kontaktai suveikė vienu metu, jie atsidarė, užsidarė ir klaida pasislėpė. Dabar kito atidarimo metu gali būti taip, kad duris galima bus atidaryti, o įrengimas nesuveiks. Tai buvo paslėpta klaida. Ir nors ta klaida buvo pastebėta, pamatyta, tačiau vėliau, jeigu ji buvo neištaisyta, kadangi turi prižiūrintis asmuo pakeisti arba patikrinti, kas buvo negerai ir ištaisyti tą klaidą, iki saugos netikimo tai ta klaida neprivedė, tačiau susikaupti jau tos klaidos nebegali. Reiškia, tokio tipo grandinė gali būti maksimaliai 3 kategorijos. Ką tai reiškia? Tai gali būti iki PLD lygio. Ir tai dažniausiai gali užtekti. Labai dažnai PLD lygis arba 3 kategorija yra užtektina, tačiau būtent ką norėjau pažymėti, kad jeigu reikalinga 4 kategorija, jeigu reikia aukšto patikimumo saugos grandinės, toks jungimas gali būti neveiksmingas. Čia tokia lentelė, kurią noriu pasidalinti būtent tiems, kurie galbūt turi tokių pritaikymų ir kaip suskaičiuoti, ar nuoseklaus jungimo grandinė yra patikima. Taigi dažnai naudojamų durų skaičius yra toks dalykinis dalykas.
ką reiškia dažnai naudojamos saugos durys. Vėlgi, turite 3 duris, na ir iš jų, ką reiškia dažnai naudojamas. Taigi vieną kartą per valandą arba daugiau negu vienas operatorius, jeigu jas naudoja, tai yra vadinama dažnai naudojamos saugos durys. Ir jeigu saugos durų dažnai naudojamus, kai saugos durų nėra, o kitos saugos durys, kaip matote, nuo 2 iki 4 ir taip toliau ir daugiau, nuo 5 iki 30 arba daugiau negu 30 sujungtų į nuoseklę grandinę. Iš to gaunamas diagnostinis padengimas. Tai yra nuo vidutinio, žemo ir iki jokio. Tuoj papasakosiu trumpai vėlgi, ką tai reiškia, tačiau galit pastebėti, jeigu jau atsiranda bent vienos dažnai naudojamos saugos durys, diagnostinis padengimas labai sparčiai mažėja. Tai reiškia, jau sunku suprasti arba sunku pastebėti klaidas, sunku žinoti, kur klaida atsirado, kada ją reikia pašalinti. Dėl to saugos lygis gali mažėti. Kaip tas diagnostinis padengimas lemia saugos lygį? Lentelė čia yra tokia skirta tam, kad įsivertintumėte, koks saugos lygis, performance level, tas vadinamas, gali būti štai performance level ir koks jis yra ABCDE. Ir štai apačioje matote DC. DC yra diagnostinis padengimas. Yra none, low, medium ir high. Dar kartą iš lentelės. Tai yra vidutinis, žemas arba jokio gaunasi, jeigu keletas saugos komponentų priklausomai nuo to, kiek jūs jungiate į grandinę, ateina. Ir nuo to priklauso saugos lygis. Reiškia, jeigu nėra visiškai diagnostinio padengimo, neįmanoma atrasti klaidų ir kad jos nesikakumuliuotų ir jas atrasti laiku ir kad saugos funkcijos neprarastumėte, maksimaliai pasiekiamas saugos lygis yra PLC. Jeigu reikia PLD, jau reikėtų imtis kitų sprendimų. Ir tie sprendimai, aišku, tai čia dažniausiai veikiama tai yra tiems mechaniniams arba elektromechaniniams saugos jungikliams. Jeigu naudojate elektroninius saugos jungiklius arba komponentus, jie dažniausiai savyje turi diagnostiką ir jų nuoseklus jungimas dažniausiai įtakos tam neturi, tam diagnostiniam padengimui. Čia yra viskas apie tai, jeigu naudojate elektromechaninius, magnetinius, herkoninius daviklius saugos arba mechaninius daviklius, jeigu juos jungiate nuosekliai tose vietose, gali paslėpti klaida. Taigi vėlgi, nusistatote, kokios saugos lygis yra reikalingas ir tada turėtumėte įsivertinti ir nepamiršti, kad grandinė, nuosekli grandinė įtakoja saugos lygį. Šiek tiek rečiau pasitaikantis dalykas, nes kobotai dar yra tokia tema, kuri yra tik ateinanti galbūt, tačiau samprata yra aiški. Jeigu turiu kobotą, jam rizikos vertinimą atlikti nereikia. Jisai ir taip yra saugus. Ir gamintojas dažniausiai tą ir parašo, kad kobotas tai yra iš principo saugus robotas, kuris gali dirbti su žmogumi. Tai reiškia, jo greitis nedidelis, svoris mažas, neturi jokių prispaudimo taškų. Iš esmės tai yra saugus robotas arba saugus manipuliatorius. Tačiau yra kiti faktoriai, kuriuos reikia atsižvelgti. Kai gaunate kobotą iš gamintojo, jis užtikrina, kad pats robotas arba pati jo ranka yra saugi vienas kaip po toks. Tačiau jūs dar prie jo dedate kažkokį tai įrankį. Robotas turi atlikti darbą, ar tai grėbtuvas, ar tai virinimo galbūt kažkoks įtaisas, lazeris, arba kas tai bebūtų. Ir rizika atsiranda čia, kai jis yra įdiegiamas į tą vietą, kurioje dirbs. Taigi, kokia gali būti aplinka, koks įrankis bus naudojamas, koks krūvis, visi šitie menki dalykai atrodytų, kad menki, tačiau juos reikia įvertinti, kuriuo gamintojas jums patiekdamas tą robotą apie tai nežino. Taigi čia atsiranda rizikos vertinimo poreikis. Ir ką reiktų atlikti, norint saugiai naudotis kobotais, tai rizikos vertinimas. Tai visų pirma yra saugus stabdymas.
Yra toksai būdas, kaip atlikti valdymą ranka. Tai reiškia, robotas gali išmokti daryti kažkokius tai judesius arba kažkokį tai atlikti procesą, jį mokant ranka. Tačiau tai irgi yra papildomai nustatytas režimas, kuriuo metu jūs apibrėžite, kurioje vietoje robotas turi veikti. Taip pat greičio ir atskirties stebėjimas, tai būtent kaip jisai kurioje vietoje gali judėti, kurioje jau nebeturi judėti. Ir tai atliekama jau kartu su įrankiu, kartu su aplinka, visas tai yra testavimas. Visas šitas dalykas savo metu tai yra jūsų rizikos vertinimas, kurį jūs turėtumėte dokumentuoti ir užrašyti. Veiklos stebėjimas, dar vienas dalykas, kuris taip pat yra nurodytas standartuose, būtent kokiai kūno daliai, kiek maksimaliai jėgos gali būti skirta, kad nesukeltų kažkokios pavojingos reakcijos. Galvai galbūt yra galvai yra viena atitinkama jėga, į kūną galbūt šiek tiek didesnė, tačiau taip pat yra reikšmės, kurios yra nurodytos standartuose ir kurias reikėtų įsivertinti, ar robotas užtikrins, kad nesužalos šalia jo veikiančio operatoriaus. Taigi dar toksai apibendrinimas. Apie ką kalbėjom, ką reikėtų prisiminti. Visų pirma, rizikos vertinimą. Ką norėčiau, kad išsineštumėte iš šio webinaro, kad rizikos vertinimas tai nėra vienkartinis dalykas. Rizikos vertinimą reikėtų atlikti viso jo gyvenimo ciklo metu ir rizikos vertinimai turėtų būti dokumentuojami. Taip jūs lengviau rasite informaciją, kas buvo su juo keista daryta, kas buvo patobulinta. Ir be abejo, nereikia pamiršti, kad galbūt pridėjus prie įrenginio kažkokį tai vieną saugos komponentą nebūtina jo iš naujo pervertinti, tačiau čia kita šiek tiek tema, bet bent jau dokumentuoti, kas buvo daryta, derėtų. Sustojimo laiko matavimas, vėlgi, tai yra saugos užuolaidos dar kartą, saugos skaneriai, lazeriniai arba radariniai, taip pat saugos kilimėliai. Visi, kas neatskiria operatorius nuo pavojingos zonos kažkokių tai barjerų, fizinių barjerų, reikėtų vertinti, kaip įrengimas gali greitai sustoti. Tikrai ne kartą esu matęs, kad užuolaidos stovi labai arti įrenginio ir jeigu ranką pro užuolaidą prakišai, įrengimas nebūtinai spės iki galo sustoti. O atsitikus kažkokiai tai nelauktai, netikėtai situacijai, kur gali tekti panaudoti reakciją, nepagalvoju iš karto, kad reikėtų kažko palaukti. Tad šitas sustojimo matavimo laikas yra labai svarbus. Kokie neteisingai naudojami mechaniniai jungikliai, tai iš čia taip pat prašau, kad išsineštumėte bent tai, kad tiesioginis kontaktas arba tiesioginis montavimas yra patys svarbiausi dalykai. Kad nebūtų jokių prisvilusių kontaktų ir jų tiesiog neatidarimas lemtų saugos funkcijos praradimą, reikės naudoti juos tiesioginius kontaktus, bei tiesioginį mechaninį montavimą. Nuoseklus jungimas aukštos rizikos vietose, taip apie tai taip pat prisiminėm. Dažniausiai metu, jeigu yra kelios durys, galbūt iki PLD lygio šita grandinė jums ir būtų patikima, tačiau jeigu reikia aukšto patikimumo, būtina turėti diagnostiką. Ir jeigu mechaniniai saugos durų jungikliai neužtikrina to, tada yra sprendimų su elektroniniais saugos komponentais. Ar tai būtų spynos surakinimu, ar tai būtų tiesiog lengvo kontakto, vieno kontakto saugos komponentai, tačiau elektroniniai jie užtikrins patikimą veikimą ir klaida nepasislėps. Saugos kategorija lygiai priklauso nuo to pačio nuoseklaus jungimo ir aukštos rizikos vietose. Kuo patikimesnė saugos grandinė, tuo aukštesnė saugos lygį galite pasiekti. Jeigu nežinote, kaip tai padaryti, nes galim paprasčiausiai nusipirkti pačius patikimiausius, pačius naujausius saugos spinas, geriausius saugos valdiklius ir viską pajungti ant vieno kanalo. Kas beje atsitinka. Ir sakyti, tai kodėl mano komponentai tokie patikimi, o sakot, kad šita visa saugos funkcija yra netokia patikima. Tai viskas priklauso nuo to, kaip ją sujungia. Ir kobotai. Kobotai nėra
pagal nutylėjimą saugus sprendimas, rizikos vertinimą atlikti reikia. Taigi tai buvo 6 temos, kurias norėjau paryškinti, apie kurias norėjau pašnekėti. Ką dar norėčiau priminti, kad birželio 10-13 dienomis Kaune rengiame CMCA mokymus, tai yra Certified Machinery Safety Expert mokymai. Mokymai vyksta pirmą kartą čia Lietuvoje pas mus. Ir labai kviečiu tiems, kam aktualu, tiem, kas galvojate, ypač kas dirbate arba viduje su labai aukštais reikalavimais, arba dirbate su užsienio kapitalo įmonėmis ir ten diegiate sprendimus arba sprendimus gaunate iš jų, tapti sertifikuotų specialistų iš TÜV Nord. Egzaminų metu, po mokymų tiksliau bus egzaminas, jeigu išlaikote egzaminą, gaunate sertifikatą ir tampate tarptautinių saugos ekspertų. Be abejo, taip pat noriu priminti, jeigu turite kažkokių dar būt klausimų ir norėtumėte pas save juos pasispręsti asmeniškai, tai visą laiką galite į mus kreiptis, yra galimybė atvykti, padaryti trumpus techninius mokymus arba kažkokias tai konsultacijas jūsų įmonėje su jūsų jau esamomis problemomis ir galbūt tiesiog arba nusiraminimui, arba patarimams, kaip turėtų tą įrengimų sauga atitikti standartus, atitikti reikalavimus. Taigi, ačiū Jums ir gal turite klausimų? Ačiū Tomai labai už pristatymą. Taip, klausimų matau yra. Jeigu dar turite irgi drąsiai naudokitės klausimų atsakymo sesijos mygtuku ir užduokite juos. Tomai, pirmas klausimas. Klausia, kokie minimalūs reikalavimai taikomi įrengimams iki 2004 metų pagamintiems, jeigu įrenginys neturi absoliučiai jokių dokumentų, kokie punktai be rizikos vertinimo turi būti padaryti privalomai. Visiems įrengimams, kurie buvo iki 2004 metų pastatyti arba pradėti veikti, CE ženklinimo atlikti nereikia. Reikia tiesiog atitikti mašinos direktyvos pirmo priedo reikalavimus. Ir taip pat dar darbo įrankių arba darbo naudojimo UVET sutrumpintai direktyvos reikalavimus, tačiau jie taip pat yra panašus į tuos pirmo priedų. Tai ką tai reiškia? Tai jums reikia atlikti rizikos vertinimą esamo įrengimo ir pagal esamas grėsmės jas tiesiog sumažinti. Ir tas sumažinimas jau tada priklausytų nuo to, kažkur galbūt reikia įdėti dureles, bet koksai rizikos mažinimas turėtų būti įgyvenimas. Tiesiog, kad tie saugos reikalavimai atitiktų mašinos direktyvos pirmąjį priedą. Įdomu, ačiū. Dar vienas klausimas yra apie savadarbius įrengimus. Kokius dokumentus reikia paruošti, kai pats gamini pats įrengimą? Nėra skirtumo, ar tai savadarbis, ar kažkoksai specialus įrengimas skirtas kažkokiems klientams ir taip toliau. Tačiau dokumentai yra tie patys. Reikia atlikti rizikos vertinimą pagal direktyvas, kurioms priklauso tas įrengimas. Reikėtų žinoti, ar tas įrengimas, sakykime, priklauso mašinos direktyvai, ar jai reikėtų dar žemųjų tampų direktyvą, ar reikėtų dar elektromagnetinių suderinamumo direktyvą pritaikyti. Visoms direktyvoms, kurias reikia, tai reikia paruošti rizikos vertinimą, sumažinti riziką be abejo, vėliau pasiruošti visą techninę bylą su visa dokumentacija, kurią laikote savo bent 10 metų, o prie pačių įrengimo tada palikti instrukciją ir rekomenduojama be abejo pateikti deklaraciją, kad būtų bent jau kopija. Ir be abejo CE ženklinimo lentelė. Tai tiek įrengimam, kuris yra plačiai naudojamas, tiek savadarbiams. Dažnas nesusipratimas, kad sako, tai aš savo naudosiu, man nereikia jokių dokumentų. Labai tiesa geras klausimas ir pastebėjimas, kad netgi naudojant savo, ar tai būtų savadarbis arba savo įmonėje naudojimus, dokumentaciją reikia paruošti lygiai tokią pačią, lygiai taip pat atsakingai. Nes nelaimingos atsitikimo atveju turėsite įrodyti, jog įranga, kurią padarėte, įranga, kurią sukūrėte, buvo sukurta remintis standartais arba kitais dalykais, tačiau jin buvo iš esmės saugi. Supratau, ačiū Tomai. Šią minutę matau klausimų dar kol kas netėjo, bet ko gero dar rašote, jeigu turite klausimų dar sakykite.
Pačiai kažką pasižymėjo, įdomus buvo žodis savo išskaitinti, tas naujas žodis. Taip pat Tomai, truputėlį pasakoju šiandien apie pramonės rengimo šios saugos ekspertams MSA mokymus ir egzaminų. Tu esi išsilaikęs tą sertifikatą, pasakyk, ar sunkus egzaminas? Egzaminas nebuvo sunkus, iš esmės visą informaciją, kurią naudoji mokymo metu, ją gali naudotis ir egzaminę. Tai ką aš padariau, tai visų mokymų metu dėjausi tuos lapukus, pasižymėdamas, kur kokia tema yra, ir tada buvo daug lengviau egzamino metu pagal tuos lapukus atsiversti, kurioje vietoje, toje medžiagoje yra apie tai aprašyta, ir turbūt užtruko gerą pusvalandį, kai tą egzaminą parašiau. O paskui po 6 gerų savaičių gauni atsakymą apie išlaikytą arba neišlaikytą egzaminą. Supratau. O kaip atrodo, ar jeigu esi, vienas dalykas, kai turi kelių metų patirtį ir gerokai užtai, mūsų seminaras dalyvauja, bendrai su sauga dirbi, tada atrodytų paprasčiau, bet jeigu žmogus tik pradėjo šitoje pozicijoje dirbti ir šiek tiek supranta apie saugą, ar jam išeis pavyks sudalyvauti, ar reikalinga arba patirtis prieš tai? Šiaip yra reikalavimas, kad turėtų dalyvis bent jau šiokią tokią patirtį, metų beros patirtį bent jau toje srityje, kad nebūtų tai visiškai nauji dalykai, kadangi tai kapstomasi pakankamai giliai. 4 dienas intensyvios ir daug informacijos. Tačiau ką po to gauni po tų mokymų, tai supratimą būtent kaip visas įrengimo gyvavimo ciklas veikia ir kaip jį prižiūrėti, arba jeigu naudoji kaip naują įrengimą, kaip esi kaip įrengimo gamintojas, kaip tą dokumentaciją užtikrinti, ką tu reikia padaryti, kokius rizikos vertinimo aspektus naudoti, kaip juos naudoti ir kaip riziką ne tik tai įsivertinti ir įskaičiuoti, tačiau kaip ją ir susimažinti. Tai būtent su visais praktiniais pavyzdžiais bei praktiniais darbais, užsiėmimais praktiniais, viso to būdu gaunate tą informaciją tokią, kad jau galite lengvai, laisvai daryti ir šitoje net ir užsienio įmonėse, jeigu kažkam parduodate, tai žinote, kad jūsų kompetencija yra kaip specialisto ir informacija gauta iš specialistų. Tai kartais tikrai dokumentacija, irgi sertifikatas daug duoda, nesgi žmogus kitas ar pirkėjas nežinom, kiek kompetencijos pas tave yra, kiek žinių, bet tai yra puikus įrodymas, kad tas žinias tu turi ir jos yra patikrintos. Tai labai šaunu. Šiandien būtent to daugiau klausimų neturim, tai matyt, tiek buvo viskas aišku, bet net nebejoju, kad net ir dalyvaujant šituose mokymuose ir tapus sertifikuotų saugos specialistų, tokius dažnai neišpildomus saugos reikalavimus ir tikrai jie įeina į galvą ir jas pastebi norom. Tai labai ačiū dar kartą visiems dalyvavusiems, kad taip aktyviai žiūrėjo, stebėjo, turbūt klausimų šiandien tiek daug nebuvo, bet stebėjimas manas labai verta, tai džiaugiuosi. Ir po seminaro taip pat turės įrašą, tai galėsite pasidalinti su kolegos, su bendraminčiais ar kitais, kurie būtų aktualu, drąsiai galėsite padaryti. Lygiai taip pat kviečiu ir parašyti Tomui žinutę, jeigu domisi tiek jūsų sauga, tiek šie mokymai nauji, tiek yra įvairios konsultacijos, kur jums reikėtų pasiklausti patarimo. Tai Tomas dirba 8 metų šio klausimų diena iš dienos. Ir dauguma tų klausimų, kur net nežinoma pradėti, jam labai lengvai įkandami. Tai ačiū dar kartą Tomui už prisijungimą ir linkim visiems gražaus šio penktadienio likusio laiko ir iki. Ačiū, iki.